Labas, Giedrė, ačiū labai, kad priėmėt pas save į namus. Sveikas, Simai. Tai 25 metų sezonas jau kaip ir eina į pabaigą. Gal kažkokių yra rezultatų, gal papasakosit, kaip jums sekės? Neslėpsiu, iš tikrųjų išgyvenom tikrai sudėtingus metus ir tikriausiai nuo 2014 metų man buvo sudėtingiausi metai. Nuo pavasario mus skriaudė gamta, javapjūtė taip pat buvo nepaprasta, nusikėlė visa sėja, nusikėlė visi grūdų išvežimai, tai truputėlį ir tie pinigų srautai susistabdė. Aišku, tų mano dejavimų gal nesupras Kėdainių ūkininkai, bet mes čia Šiaurės Lietuvoje tikrai turėjome metus labai įspūdingus ir turiu pasakyti, kad nuo 2014, kada tikrai taip stipriai pasinėriau į žemės ūkį, man šitie metai yra sudėtingiausi. O sudėtingumas buvo iš finansinės pusės ūkyje ar iš ūkio valdymo pusės? Sudėtingi metai labiau buvo iš gamtinės pusės dėl to, kad ta gamta mus skriaudė. O su finansiniais reikalais iš tikrųjų šiai minutį dar labai sunku pasakyti, nes turim daug neparduotos produkcijos ir kviečių dar sandėly nemažai, ir kukurūzas, ir cukriniai runkeliai. Tačiau neslėpsiu, man yra prioritetas nebūti skolingai. Ir aš kaip mėgstu sakyti, ar ne, kad turi turėti tą pagalvę, tą atsineštą tokį saugų pinigų kiekį, kad nežinai, kada tau jų prireiks. Tai buvo šitie metai, kada aš panaudojau savo tą atsineštą pinigų kiekį rugsėjo pabaigoje sudenginėti tas pinigų sumas. Tai buvo pirmi metai, kada tai padariau. Jeigu sakot, kad finansiškai vis tiek tie metai tada nebuvo tokie sudėtingi, turbūt skaičiuojatės. O kaip skaičiuojatės, gal papasakosit? Jo, ir šiemet ypatingai taip labai rimtai tą skaičiavimą žiūriu, nes, tikriausiai kuo sudėtingesni metai, tuo labiausiai noris ir sutaupyti ir žiūrėti, kur tu tos pinigus išleidi ir kur ta riba, kiek gali išleisti. Tai aš turiu tokią Excelio lentelę, kur jūsų kolegos prieš kokį 1,5 metų man taip nuoširdžiai pasakyčiau padovanojo ir aš ją naudojasi iki pat dabar, nes jin tokia pakankamai aiškiai suprantama ir viskas, kas svarbiausiai, ko man reikia. Pasiskaičiuoti savikainai ir valdytas išlaidas čia ir dabar. Tai va tas senas geras Excelis, kuris man padeda pasiskaičiuoti viską. Labai smagu, kad naudojatės mūsų įrankiais, bet per tą laiką mes irgi juos patobulinam. Noriu pristatyti jums, kaip jis atrodo dabar. Tai mūsų naują programėlę galima rasti Skandagrė LT puslapį, kada nueinam į savitarną ir tiesiog mums bereikia prie jos prisijungti. Prisijungiam prie savitarnos ir randam eilutę ūkio biudžetas. Paspaudžiam ir mums atsidaro mūsų langas. Kad būtų paprasčiau programėlę naudotis, esam padarę ir kaip naudoti sekciją. Tai čia aprašyta visa instrukcija, kaip tą programėlę naudotis, kaip iš jos gauti naudą, kurią mes norim, kad ūkininkas gautų. Aprašyti kiekvieną žingsnis nuo pačios pradžios iki kaip jau peržiūrė savo duomenis. Šį skydelį aptarnauja visos kitos sekcijos, tai yra išlaidos, pajamos, sutartys, subsidijos. Ir bandėm pritaikyti visą šitą skydelį, kad jis būtų kuo paprasčiau suprantamas, kad jisai būtų kuo intuityvesnis ir draugiškas vartotojui. O iš kitos pusės, jisai buvo statytas nuo to pačio Excelio, kurį tu naudoji. Tai manau, kad susivesti visus duomenis, pabandyti naudoti šiuo įrankiu tikrai neturėtų būti sudėtinga, o turėtų būti paprasta. Simai, bet ar čia ne per daug duomenų, kuriuos tiesiog čia reikia suvedinėti, ištisai nuolatos? Vedam pačius pagrindinius duomenis, kaip derlingumai, kiek turim ploto to augalo ar ir tai žemės, įsivedam trąšų savo hektarinę kainą, purškimų, sėklų ir iš to susideda mūsų savikainos, iš to mums skaičiuojasi visi kiti duomenys. Nes taip iš tikrųjų labai dažnai visos tos programėlės, jos suvalgo daug laiko, tai norisi, kad tų pagrindinių, kad reikėtų duomenų ir nereikėtų daug gaišt laiko. Tai čia iš tikrųjų mes stengiamės apsiriboti tik tais duomenimis, kurie turi įtakos tavo finansiniam rodikliam. Kažkokių nereikalingų duomenų taškų mes jų net neįdėjome į sistemą, viskas yra susiję tik su finansais. Pagrindiniai, žodžiu, tokie dalykai kertiniai. Jo, žemės nuoma, kuras, trąšos, sėklos, chemija. Tai gerai, Simonai, tai taip išeina, kad suvedus tuos pagrindinius duomenis, aš galiu matyti realią situaciją, ar ne, savo realias išlaidas, savo realią tonos kainą ir dabartinę biržos kintančią kainą? Jo, labai smagu, kad paminėjai tonos kainą.
viską skaičiuojam tonos kainą, kadangi parsiduodam viską irgi tonomis. O biržos kainą irgi turim tiesioginį integraciją, imam biržos kainą, taikom patys įsivedat savo formulės ūkininkai ir mato tada, už kiek jūs savo grūdus parduoda. Pagal tai labai lengva pasakyti, koks yra iš tikrųjų tavo pelnas, kiek gali uždirbti. Tai čia, kai aš, pavyzdžiui, neturiu asmeninės buhalterės, tai čia toks labai geras iškart dalykas, kad tu realiu metu gali matyti savo visą situaciją, ar ne savo visas išlaidas ir jas valdyti ir planuoti. Jo, yra dvi buhalterijos. Yra buhalterinė buhalterija, yra buhalterija, kuri reikalinga ūkininkui. Tai mes tengiamės padaryti, kad čia būtų tie skaičiai, tie finansai, kurie yra aktualūs ūkininkui ir nedaugiau. Puikus įrankis iš tikro. Gerai, Simai, bet man dar truputį neaišku vienas dalykas. Tas kainos fiksavimas. Kaip programėlį tai vyksta? Parodysiu iš karto pasiruoštą pavyzdį. Tas pats ūkis, tiesiog mes turim fiksuotas jo kainas. Mes imam grūdų rinkos kainą, Matifą, taikom formulę, bet ir galime fiksuoti savo parduotus kiekius. Parduotus kiekius fiksuojant, mums iškart keičias mūsų kainos vidurkiai, iš karto keičias mūsų finansiniai rodikliai. Ten buvo 13,4, čia turim 18,4%. Tai pakilo per 5% vien dėl to, kad mes užsifiksavom 75% savo turimos produkcijos. Tai gerai, tai tada koks tada palankiausias tas laikas turėtų būti, kada mes turėtumėm pradėti naudoti šitą programą? Norėčiau sakyti iš tikrųjų, kad dabar, nes jau kaip ir 25 metų sezonas eina į pabaigą, mes jau turim gal ne galutinius, bet jau turime skaičius, o pagal tuos skaičius galim modeliuotis 26 metų sezoną. O įrankis galų gale vis tiek yra planavimo, tai planuoti sekančius metus reikia iš anksto. Bet man kirba dar vienas klausimas, bet labai svarbus. O tai yra mokama? Įrankis visiškai nemokamas, o jo naudotis gali visi Scandagra klientai. Ačiū Simai už pristatymą ir atrodo tikrai nesudėtinga ir paprasta. Manau, kad ateities derlius aš pasiplanuosiu šitos programėlės dėka.